Sveiki visi! Sveiki atvykę į Dudviniai laidą. Laida, žinai, kur elektra eina. Juokinga. Taigi, šiandien mes pradedam savo oficialią laidą. Taigi, šiandien mes nusprendėm biškį prisistatyti. Taigi, pradėkime gal nuo vardų. Mano vardas Oskaras, jeigu kas nors dar nežinojot. O mano vardas Maiklas, bet vadinkit mane Maiku, nes man tai patinka. Man patinka, kai mane vadina Maiku. Bet galit ir Maiklu, man yra skirtumų. Bet vis tiek man patinka, kai mane vadina Maiku. Taigi, jeigu kas nors dar nesupratot, tai mes esame dvyniai. Šiaip mūsų niekas beveik neatskiria, bet lengviausias būdas mūsų atskirti tai yra mūsų akys, ūgis, auskarai kairėj ausy ir pas jį kailis biškį šviesesnis negu mano. Bet manau, jūs mus tikrai atskirsit, ar ne? Jop! Ne tu, kvaily. Kaip tu mane pavadinai? Netiesioginė prasme. Aš įsižeidžiau. Nu nepyk, broliuk, aš myliu tave. Aš irgi tave myliu. Viskas gerai, neverk, aš atsiprašau. Daugiau taip nedarysiu. Gerai. Taigi, Taigi, kadangi jūs žinot mūsų vardus ir kaip mus atskirti, mes šiandien papasakosime, ką mes mėgstam ir kokie mes esam. Taigi, pirmas dalykas, kad mes labai mylim pyragą. Jo, pyragą. Močiute! Vaikeliai, ar kas nors atsitiko? Taip. Mes šiandien dar nevalgėm pyrago. O Jėzau, negazdinkit manęs, aš jau galvojau, kad kažkas rimto atsitiko. Bet močiutė, čia labai rimta, mes kasdien jį valgom. Bet būtent, kad kasdien, jūs nutuksit. Ne! Padaryk. Prašau. Na gerai, bet turėsite pirmą pavalgyti sriubos. Ačiū, močiutė. Mes tave mylim. Aha, gerai, tik neuždusinkit manęs. Atsiprašom. Pyragą, ką aš čia kasdien pyragus gaminu? Kodėl aš iš vis šituose namuose gyvenu? Antras dalykas, kad aš esu protingesnis už Maiklą, nors aš esu šiek tiek jaunesnis. Bet tai nereiškia, kad aš durnas, gerai?
Jo, aš nedurnas, jisai tik biški protingesnis. Biški, nedaug. Jo. Trečias dalykas. Aš esu forever alone, o jisai turi merginą. Bet užtat aš juos galiu prenkinti. Prenkinti. Turėjau omeny prenkinti. Jo, aš galiu jiem krėsti paukštus ir tai yra žiauriai faina. Žinai, tai labai jau užknisa. Žinau, bet man irgi užknisa, kad tu turi merginą, o aš ne. Lygiosios. Bet aš turiu simpatiją. Oskarai. Aš tave užjaučiu. Klijai visada suveikia. Oskarai, ateik valgyt. Kas čia per velnias? Aš negaliu. Bela, tu tik tai neik. Ką? Čia. Kodėl aš negaliu pajudėti? Spėk. Vėl Maiklas? Jup. Maiklai! Seni, šitas video patubei bus pats populiariausias. Ką tu pasakei? Jo, nepasakiau, kad nufilmavau viską, bet maniau, kad ir tai bus aišku. Kaip aš nekančiu tavęs! Ei, nesinervuok. Viskas bus gerai. Gerai? Kai mes negalim pajudėti? Na, jis juk kvailas, ar ne? Dabar reikės valandą laukti, kol iš čia atlipsim. Ketvirtas dalykas. Mes esam Mikės pūkuotuko fanai. Mes esam patys didžiausi Mikės pūkuotuko fanai, kokie kada nors egzistavo. Jo. Aš dievinu Mikį pūkuotuką. Aš irgi. Jisai toks gražus. Mes net statulą jo turim. Nes Mikė pūkuotukas yra tobulas. Jop. Aš irgi noriu pažiūrėti Mikė pūkuotuką. Fu, eik iš čia, netrukdyk mum, negalima. Paprašyk mamos arba tėčio kompiuterių. Eik, fu, negalima, eik iš čia. Tavo negalima žiūrėti, čia yra super VIP, super slaptas Mikė pūkuotuko buveinė. Jo, tai eik iš čia, nieks negali žinoti, čia mes. Čia VIP, tu ne VIP, mes VIP. Mes Mikė pūkuotuko draugai. Bet aš noriu. Ne, ir eik iš čia. Jėzau Kristau, kaip jisai nesupranta, kad mes esam VIP nariai. Mes su Mikė pūkuotuko draugai. Nu, bet tai rimtai. Sutrukdė žiūrėt. Wow, ačiū. Penktas dalykas. Mes tobulai dainuojam. Bent jau aš tai tikrai. O apie tave taip. Ne, juokauju, tu gerai dainuoji. Mes du dvyniai, mes du dvyniai, mes vienodi. Ei, nori padainuoti? Ok.
Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a life running from a life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit a hard in love. All you wanted was to break your heart. Your liberty was wreck me. Yeah, you wreck me. Taigi, štai mes ir kažkiek prisistatėm, tikiuosi jums tiek užtenka ir jo. Kitai laidai mes norėtume gauti užduočių, tai yra jūs parašysite mums užduotis į komentarus ir kitą laidą mes jas padarysime. Bet užduotis turi būti be ten visokių pabučiuok tą, pabučiuok aną, tiesiog normalias užduotis, geras užduotis, bet pavyzdžiui, ten galit, tarkim, apkabink savo brolį. Nu tai va, apkabinu, va, viskas. Baigta, ne? Tai jo. Tu mane apkabinai. Aš myliu tave. Aš irgi tave myliu, bet gal tiesiog atlipk nuo manęs ir leisk man pabaigti šią laidą. Aš myliu tave. Tu mano brolis, aš tave visada mylėsiu. Bet tu mane apkabinai. Aš tau turiu atsidėkoti. Einu močiutės, paprašysiu, kad padarytų pyrago. Let's go! Palauk manęs! Taigi, kaip ir sakėm, parašykite užduočių komentaruose ir susimatysim kitoje laidoje.